panašu, kad krepšininkas labai daug skiria dėmesio šiam savo žaidimo aspektui ir išties. Gediminas Žalalis puikiai atakuoja iš vidutinio nuotolio per savo karjerą. Gytis Radzevičius. Kol kas tos atakos, kuriuose jis buvo su kamuoliu, buvo gan sėkmingos. Paprastai nekaip susiklosto Vyčių rungtynės. Sebežiovas, Šeltonas Džeksonas, Sebežiovas. Kamuolys siunčiamas į kraštą. Gytis Radzevičius atakuoja ir atakuoja taikliai. Rimantas Kadzevičius ir dabar pataiko tritaškį. Paulius Belevičius turi galimybę padaryti tą patį. Netaiklus Belevičiaus metimas. Augustinas Jankaitis numuša kamuolį Jazukevičiui iš toli. Dabar jau Gytis Radzevičius įsišaudė prieš tai atakuodamas, peržengęs vos tritaškio liniją. Šį kartą pataiko iš 3. Radzevičius nusprendžia tiesiog atakuoti. Kodėlgi ne? Dar kartą pataiko Gytis Radzevičius iš 3 taškų savo varžovams šiose rungtynėse Vyčio komandos gretose. 2 taškai dar. 91-70. 93-77. Kamuolys numetamas į kraštą ir ten visiškai laisvas meta Gytis Radzevičius bei pataiko. Tolimą metimą jau 25-asis Radzevičiaus taškas. Sezono pradžioje jis buvo pagrindinis Vyčio įžaidėjas ir daugiausiai aikštelėje laiko praleidžiantis krepšininkas. Dabar taip nebėra, dabar labai pasikeitusi Vyčio ekipa. Reikia pagirti Vyčio komandą, todėl kad jis sugebėjo po nesėkmingos rungtynių pradžios išsikapstyti ir laimi rungtynes. 105-87. Tiesiog varžovom pradžiai tikrai krito tie metimai, vėliau vis tiek ta jų rotacija 8 žmonės. Tikrai sunku išlaikyti tokį tempą visas varžybas, tai gal pavargo, gal mes gal geriau pradėjom pataikyti ir nuvažiavom. Šiaip iš tikrųjų smagu, kad laimėjom, nes tikrai pradžia buvo sunki. Ten 12 pralašinėm, bet iš tikrųjų antrą pusę tikrai labai gerai sulošėm ir ką, važiuosim į šokius, tikėkime, pabaigsim seriją.